Šią žiemą aš leisiu Maroke. Vyksiu ten viena su savo 2 šunim ir keliausiu savarankiškai su automobiliu. Kelsiuosi per sąsiaurį tarp Europos ir Afrikos ir praleisiu Maroke mažiausiai 3 mėnesius. Maroką kaip kryptį žiemai pasirinkau dėl to, kad man reikėjo, kad tai būtų ne tik šviesus ir šiltas kraštas, bet kad jis būtų pasiekiamas automobiliu. Nes aš keliauju tik su savo šunim ir man netiko kryptis, į kurias reikia ilgai skristi, arba kryptis, į kurias reikia ilgai keltis keltu, kaip pavyzdžiui Tenerife ar Madeira. Tad Marokas man tiko idealiai, nes jį galima pasiekti automobiliu. Temperatūra žiemą yra apie 20 ar 20 kelis laipsnius. Jame yra šviesu, jis nėra brangus kraštas ir tam, kad jį patektumėm, nereikia vizos, nes Maroke galima būti 90 dienų be jokios vizos, o automobilis atvykęs iš ES gali tenais būti, aišku, priregistruotas, bet 6 mėnesius. Tad visos šios sąlygos man tiko idealiai ir aš nusprendžiau, kad leisiu savo žiemą ne Europoje, kur pietuose būna apie 16-17 laipsnių ir nėra šildymo, tad tai nėra labai patogus būdas žiemoti, bet būsiu Maroke, kur yra truputėlį šilčiau ir kurį aš iš tikrųjų įsimylėjau savo ankstesnės kelionės metu, kai buvau jame praėjusią žiemą. Tai nėra mano pirma savarankiška kelionė, aš iš tikrųjų turiu pakankamai plačią patirtį keliaujant viena automobiliu arba motociklu, taip pat keliaujant ir su šunimis irgi. Ir tai nėra mano naujiena, nei dideli atstumai, nei ilgas kelionės laikas, bet pirmą kartą, tiesą sakant, keliausiu savarankiškai į Afriką, nes visą laiką tik tai skrisdavau, o dabar pirmą kartą vyksiu ten automobiliu, vairuodama pati. Ir pirmą kartą keliausiu su 2 šunim, nes šalia Rikio, kurį aš turiu beveik 13 metų, tai yra Džeko Raselo terjeras, kuris jau yra senas ir beveik kurčias. Dabar aš turiu ir Maksą, 8 metų mišrūną, kurį paveldėjau mirus seneliui prieš kiek daugiau nei metus ir kuris yra stipruolis, išgyvenęs babeziozę ir dabar džiaugiasi galėdamas vėl gyventi, kvėpuoti, būti ir žaisti. Aš tiesiog juos abudu susikrausiu į automobilį ir mes vyksim į Maroką. Kol kas dar nesu nusprendusi, su kokiu automobiliu važiuosiu ir iš tikrųjų šitas truputėlį kelia tokį nerimą, nes iki kelionės liko 8 savaitės su trupučiu. Ir aš dar nežinau, ar vyksiu su automobiliu, kurį turiu dabar. Tai yra toksai miestinis Mitsubishi crossoveris, kuris šiaip labai fainas, aš su juo važinėjau jau 4 metus su trupučiu ir esu keliavau ir jis kaip ir yra techniškai tvarkingas, nes aš jį investuoju. Bet tiesiog svarstau, kad kelionė į Maroką galėtų tikti ir koks nors charakteringesnis automobilis, tai žiūrinėjus tokius, tikresnius džipus. Ir tiek, kiek kol kas apžiūrėjau, neradau tokio, kur tikrai galėčiau sakyti, kad tai yra mano automobilis, su kuriuo aš norėčiau varyti nuotykiauti, tai kol kas dar jokio neišsirinkau, bet nepaisant to, ar tai bus mano automobilis, ar tai bus naujai įsigytas automobilis, aš vis tiek vešiu jį į specifinį servisą ir turėsiu specifinį techninį aptarnavimą, nes paruošimas automobilio ilgai kelioniai gan stipriai skiriasi nuo tokio techninio paruošimo tiesiog kasdienio naudojimo, nes man reikės, kad jisai 6 mėnesius atlaikytų mažiausiai 15 000 kilometrų ir kad grįžtų atgal į Lietuvą sveikas, nes aš visiškai nenoriu užsiimti rimtais remontais kažkur pakeliui. Dar vienas dalykas, gal kuriuo noriu intro video pasidalinti, tai yra maršruto planavimas ir keliaujant su šunimis jisai irgi truputėlį skiriasi nuo to, kaip maršrutas yra planuojamas keliaujant vienai arba keliaujant tik su žmonėmis be šunų. Tai reikia planuoti truputėlį daugiau sustojimų, nes šunys nemoka iškomunikuoti savo poreikių, fizinių, gamtinių, tad reikės turėti truputėlį daugiau sustojimų tam, kad jie galėtų atsigerti, pasivaikščioti, prasimankštinti, padūkti ir grįžti atgal į automobilį. Tai pavyzdžiui, aš iki savo gyvenamosios vietos Ispanijoje, kur aš praleisiu mėnesį, visą lapkritį tenais gyvensiu, yra 35 valandos kelio. Tai aš ant jų uždėjau dar apie 30%, suprasdama, kad reikės stoti truputėlį dažniau negu įprastai, negu keliaujant be šunų. Ir man išėjo 5 nakvynės, kas maždaug 600 km. Tai šiaip keliaujant iki Ispanijos galima tikrai susisukti su 4 nakvynėm, aš esu tai dariusi anksčiau ir tai buvo pakankamai patogu, ypač įskaitant, kad aš keliavau po Andorą, kas iš principo yra tiesiog para serpantinuose, visiškai nerekomenduoju, jeigu neplanuojate Andoroje praleisti keletas dienų, tai jos kaip tokio tranzitinio miesto, tranzitinės šalies nerekomenduoju, bet esmė ta, kad dabar nusprendžiau trumpinti atstumus. Važiuosiu plius minus tiek pat laiko, apie 8 valandas kiekvieną dieną ir stabtelėsime tik tai tiek, kiek reikės dienos metu
truputėlį daryti poilsio pertraukėlės ir naktį tik pernakvoti, tai reiškia, kad be jokių pasivaikščiojimų miestuose. Ir va čia yra dar vienas mano momentas, kuriuo manau, kad yra verta pasidalinti, tai jeigu, pavyzdžiui, planuojat ilgą kelionę ir žinot, kad jums reikės sustoti tik tai pernakvoti ir pailsėti, nes jūsų kelionės tikslas yra kur nors toliau, visai kitoje vietoje, tai žymiai geriau yra rinktis nakvynės vietas ne miestuose, bet kažkur, nežinau, 20-30 km spindulių aplink juos. Taip jūs ir sutaupysit laiko, nes nereikės įvažiuoti ir išvažiuoti į miestą, parkuotis ten, sukinėtis, bet ir sutaupysit ir eurų, pinigų, nes paprastai nakvynė už miesto yra gerokai pigesnė negu pačiame mieste. Tai, pavyzdžiui, mano atveju aš už 5 nakvynės sutaupiau apie 200 eurų, lyginant su tuo, kiek man būtų kainavę, jeigu aš būčiau pasirinkusi nakvynės pačiuose miestuose. Tai iš principo praktinė prasme, tai atrodo taip, kad tiesiog atsidarot Airbnb ar Bookingą, išsirenkat savo taškus, kažkokius miestus, per kuriuos jūs važiuosit ir tada tiesiog zoomautinat ir žiūrit, kas tenais yra aplinkui ir kur galima būtų stabtelėti ir išsirenkat gyvenamasias vietas, tiesiog kuriuose pakaktų nakvynę pasidaryti, kurios yra švarios, su tinkamais faciličiais ir kurios yra gerokai pigesnės negu miestuose. Aišku, jeigu norit miestuose pavalgyti, pasivaikščioti, pasimėgauti, gal į kokį kultūrinį renginį nueiti, tada be abejonės reikia rinktis nakvynę mieste, nes yra visiškai kiti poreikiai. Bet jeigu poreikis yra tik tai nakvoti, tai mano rekomendacija šį visą laiką yra tiesiog pravažiuoti miestą ir stabtelėti kokioje nors vietovėje, kurioje yra tuos fizinius poreikius atitinkantis gerokai paprastesni pasirinkimai. Tai va, šiam kartui turbūt tiek, intro video pakaks, nekantrauju, tiesą sakant, pradėti kurti truputėlį daugiau turinio iš pasiruošimo kelioniai, dalinsiuosi čia. Jeigu jums tas turinys yra aktualus, puiku, galite pasidalinti ir komentaruose savo pastebėjimais, patarimais arba klausimų kokiu nors užduoti, jeigu aš galėsiu, aš tikrai atsakysiu, arba įtrauksiu kažkokius aspektus į ateities savo epizodus, kur galėsiu tiesiog pasidalinti, kaip dalykus dariau aš. Nesu aš kažkokia ekspertė, bet turiu polinkį dalintis ir tikiuosi, kad kam nors šitas turinys galėtų būti naudingas arba įkvepiantis. Tai ačiū už dėmesį ir pasimatysim kitose Viename roke epizoduose.